Šalom visi, džiaugiamės kartu augdami viešpatyje, dėkojam Dievui už šitą dieną, dėkojam, kad mes tikrai tikime ir žinome, kad viešpats yra su mumis. Mes viešpatį vertinam, branginam, mokomės iš viešpačio, gyvenam su viešpačiu. Žinom, kad viešpats tikrai yra mūsų gyvenimų geras prižiūrėtojas, kad jis mus nukreipia prie tylių vandenų į žaliasias lankas. O svarbiausia, mes žinome, kad viešpats atgaivina mūsų sielą. Atgaivina mūsų sielą. Ir kaip praeitą kartą kalbėjome, kad viešpats kviečia ateiti visiems, kurie vargsta ir prislėgti. Ir mes kalbėjom apie tai, kaip mums ateiti pas viešpatį, nuolat ir pastoviai su juo bendrauti, būtent mūsų kiekvieną savo mintimis, pripildytomis širdimis tikėjimo, kalbėjimu savo žodžiais, būtent tai, kad Dievas kalba, ir elgsena vieni su kitais ir su aplinkiniais. Vat kas yra tikėjimas ir to praktiškumo nuolatinio mokomės iš viešpaties ir Dievo pažinimo. Mes suvokėme šiandien, kad viešpats yra, kad jis didis. Ir va šiandien mes esam gamtoj tokiame grožyje ir už viską dėkojam, už dangų, už žalumynus tokius gražius. Ir viskas viešpats taip papuošia gamtą, kad mes galėtume grožėtis ir džiaugtis, nes mes esame sukurti pagal viešpaties atvaizdą ir pavydalą džiaugsmui, ne vargui, ne skausmui, ne priespaudai, ne kančiai, bet džiaugsmui. Ir kiekvienas iš mūsų galim ir privalom pasirinkti. Ir mūsų susitikimų įrašų laidos, mano tikslas didžiausias, tiek man pačiai, tiek su jumis dalintis, kad ne aplinkybės formuotų mūsų gyvenimus, kurios keičiasi, bet kad mūsų gyvenimus formuotų Dievo pažinimas ir jo žodžiai. Nes kaip yra įdomu, pati apie tai labai daug mąstau, kad taip kaip mes mąstome, mes galim arba nugrimti į dar didesnį liūdesį ir nerimą, ir rūpesčius, kurių niekaip negalim išspręsti, arba priimti sprendimą, būt visai kitam, kaip viešpats ir sako, 4 išmatavime, iš karto. Tai reiškia, viskas priklauso ir yra mūsų viduje. Kaip mes reaguojame į aplinkybės. Tik nuo mūsų priklauso. Ir visas raštas apie tai sako, kad jūs, žmonės, turite elgtis vienaip ar kitaip. Bet viešpats viską dėl mūsų padarė ir atidavė mums instrumentus pasirinkimo gyvenimo. Ir naujas testamentas apie tai daug kalba, kaip mūsų protus atnaujinti Dievo žodžiu. Kad nesitapatinti su tuo pasauliu, kad mūsų širdis nebūgštautų ir neįsigastų. Ir žinot, ką Jono 14:1 sako, tegu nebūgštauja tavo širdis. Tegu nebūgštauja tavo širdis ir tegu neišsigąsta. Ir sako toliau, kodėl? Tikėk Dievu. Kas tą turi tikėti Dievu? Tu, žmogaus, sako, tikėk Dievu, tikėk manim. Kitose rašto vietose, kurių yra pilna, kaip yra kur mūsų pažadai, mums žmonėm duoti pažadai, viešpats sako mums, ką mąstyti. Ir sako Jeremijo, Jozuė, man atrodo, knygui, 1 skyrius, sako, šita gyvenimo knyga tegu nesitraukia nuo tavo burnos. Mąstyk apie ją dieną ir naktį, ką Dievas sako. Ir tada, kaip sako, aš paimsiu tą vargą ir priespaudą, prislėgimą nuo tavęs, kai tu savo mintis pakeisi mano mintimis. Va suprantat, ką? Dievas nepakeis, net jungs automatiškai pats mūsų iš vienų minčių į kitas mintis. Būtent tai turi padaryti žmogus savo pasirinkimu. Savo pasirinkimu mes pasirinkam, ką šiandien mąstysime. Ir Korintiečiams 2 skyrius, 2 laiškas ir 18 eilutė ir sako, tuo tarpu vėl esamuoju laiku ir vėl mums,
Sako, tuo tarpu, kas mes šiandien nežiūrime į tai, kas regima, gerbėmieji. Mes nežiūrime šiandien, viešpats ragina nežiūrėti į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima. Nes tai, kas regima, viešpats sako, yra laikina. Tai reiškia keičiasi. Ką jau mokslas, kvantinė fizika apie tai nuolat kalba. Kad tai, ką mes žmonės matome, tai yra keičiasi nuolat ir pastoviai. Tik yra, kas valandą, tokia situacija, jau už valandos jinai kita. Nes viskas keičiasi, kinta žemėje. Bet viešpats sako, kad jo žodžiai nesikeičia. Jo žodžiai yra amžini. Ir todėl viešpats sako, tvirtai laikykitės mano žodžių išpažinimo. Nuolat sako, mąstykite apie tai, ką jums sakau. Jūs mąstykite. Ir tada, sako, viską, ką jūs bedarysite, jums klestės ir seksis. Bet yra mūsų dalis. Kaip mums tą pasiimti, kaip tą bendravimą su viešpačiu turėti. Tai reiškia nuolat ir pastoviai atnaujinti savo mintis, savo protą Dievo žodžiu. Nesitapatinti su aplinkybėm. Nesitapatinti. Tai reiškia, kad ta aplinkybė man neformuotų mano gyvenimo. Aš suprantu, kad tai yra laikina. Aš turiu tokius pavyzdžius, kaip pataisos namuose, kur daug lankausi. Ir su žmonėm kalbam apie tai ir jie supranta. Tie, kurie ateina ir gilinasi į viešpatį, supranta, pradėjo suprasti, kad būtent laikina, ten, kur jie yra laikina, yra jų požiūris. Ar aš dabar būtent tik apie tai mąstysiu, kad aš uždarytas ir nieko daugiau negaliu ir aš čia pasmerktas ir taip toliau? Nes tai yra laikina, nes bet kokiu atveju jie iš ten išeis. Bet jeigu aš šiandien jau priimu sprendimą suvokti ir priimti sprendimą, kaip viešpats sako, nežiūrėti aplinkybę, bet džiaugtis ir šlovinti viešpatį už tai, ką šiandien turiu, kad šiandien turiu gyvenimą, turiu akis, turiu galvą ant pečių, kuri mano galva masto ir masto teisingai, pasirenka mąstyti apie viešpatį. Ir viešpats atveria man duris, kurių nieks neuždarys. Suprantat, keičiasi žmogaus būsena, stovis. Kai žmogus ne vieną masto, bet kitą masto, tai reiškia masto taip, kaip viešpats sako, pradeda mąstyti. Dievo žodžiai yra gyvi, kaip ir žydams 4 skyriuje rašo viešpats, kad jo žodžiai yra gyvi ir veiksmingi, kurie prasiskverbia iki sielos dvasios ašmenų ir gydo ir teisia širdies sumanymus. Už tai mums reikia laikytis ko tik tai viešpaties. O aš viešpaties galiu laikytis tik tai mąstydama, atsisakydama vienų minčių ir priimdama kitas mintis, kurios yra iš viešpaties. Ir kas tai gali padaryti? Mes. Mes, kiekvienas tai galime, nes kitaip viešpats nebūtų mums palikęs šito nurodymo. Kad mūsų širdis nebūkštautų, kad mes neišsigastume, kad mes nebijotume, kad mes būtume drąsūs. Ir dėl ko, suvokdami, kad viešpats visagalis, visur esantis viešpats Dievas yra su mumis. Vat kas yra tikėjimas. Tai, ko atrodo nematau, bet tikrai žinau, kad tai veikia. Ir kas tai yra, įsijungia lūkestis, o lūkestis yra Dievo jėga. Tai dėkoju viešpačiui už šitą dieną, už šitą mūsų bendravimą kartu. Ir tegu viešpaties žodžiai pildo kiekvieno iš jūsų širdis, tegu atveria širdies akis, tegu tikėjimas auga, tikėjimas gyvojo Dievo auga jūsų širdise. Ir džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, kad jūs negyvenate tuo, kas regima, bet tuo, kas neregima. Tai yra, jūs gyvenate Dievo žodžiais. Ir pamatas jūsų čia žemėje gyvenimo yra Dievo žodžiai, kurie yra tikri, gyvi. Ir kai mes tikime, tai reiškia, kai Dievo žodžius sujungiame su tikėjimu, jie veikia mūsų gyvenimuose. Tai linkiu, kad Dievo žodžiai, kuriuos mes matome žodį rašte, kuriuos mes kalbame, kuriais mes tikime, būtų pripildyti tikėjimo ir tai tampa Dievo jėga mūsų gyvenime. Tai kuo geriausios kloties ir iki kito susitikimo.